O, gal, kalnai tikrai geri. Taip, tikrai. Mes jau mankštą pradėjom. Jau šventą. Turim kažkiek laiko. 8 jau yra. Darom mankštą ir dabar šitą kalną pabaigiam ir einam atgal. Ir dar nepasakėme, kad bus šiandien paskutinė treniruotė. Jo, važiuosime apie 2 valandas šiandien. Ir laisvų stilium reikės kažkaip išmalti 2 valandas. Tai va, susitiksime trasą. Nu ką, esam trasoj. Pirmoji ir paskutinė treniruotė šios stovyklos. Ir šiandien mums užduotis yra pravažiuoti iki 2 valandų. Tai žiūrėsim, kaip seksis, kiek kilometrų gausis, kokia savijauta bus. Kol kas va, šviežiai pravažiuotas trasa, su retraku pravažiuota, tai žiūrėsim ir matysime. Raportažas iš treniruotės. Važinėjom 5 minučių, turim 8 km. Liko dar tiek pat. Argi netiesa? Taip, tikrai tiesa. Tiesa? Ką? Tiesa? Taip. Taip. Nu ką, jau valandą 20 slidinėjom. Turim 15 km. Ir dar tokių 2 minučių. Ką gero olimpietė. Taigi, kaip yra, dabar 11 valandų. Žodžiu, treniruotė padaryta, viskas normaliai išėjo, valandėlę 40 pasivažinėjom, apie ten 16 km plus minus. Tai ši gavos paskutinė treniruotė šitos stovyklos. Ir dabar per ateinančią valandą turim jau įsikraustyti iš namelio ir išvažiuoti namo. Va, Eglė turim olimpietę. Aš ir noriu pasifilmuoti, noriu būti video vlogger. Karočią, subscribinkit Tylerį, Bėbro vlogus, karočią. Visiems jums linkėjimų, davai. Kągi, stovyklos pabaiga, paskutinė treniruotė. Daug kilometrų, nesakysiu kiek. Žodžiu, stovykla buvo, pasiteiravom. Apie kitką net nesinoriu komentuoti. Tai gerai, praeitą šeštadienį atidariau sezoną. Šį šeštadienį uždariau. Šeštadienį. Tai ką, tai viską užbaigiam. Visi jau kraunasi daiktus, va. Sudėdinėjom slides. Ir ką, keliausime į Anykščius. Tai ką, aš susipakavau daiktus jau. Va, turim kuprinę, Nikolas dar nesusipakavo. Čia mūsų patalai. Čia turim sumuštinį, turim sulčių. Ir va, sėsim ir keliausim. Viskas, jau keliaujame iš namelio. Susidėjo visi daiktus, įsinešėm šiukšlės. Jo. Ir matysim Anykščiuose, kur bus paskutinis mūsų susitikimas. Tai ką, esame Anykščiuose ir keliaujam iki stadiono dabar. Atvežė mus, išvažiavo visi, mes dar laukiam Mykolo tėvą, kol mus paims, einam pasivaikščiot, apžiūrėt Anykščius.
Tai ką, mano myli žiūrovai, taip baigėsi stovykla iš Maudonos, esu jau per savo namų laiptinės ir dėkoju visiems, kas žiūrėjo, kas liko iki galo su manim. Tai va, ir susitiksime ateityje.